Ką reiškia buliaus kortelės požymis feed-safe? Ar minusas parodo, kad yra žemas pašarų įsisavinimas? Atsakymą į šį klausimą pateiksiu iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje papasakosiu, kas yra feed-safe požymis, o antroje dalyje paaiškinsiu, kaip šį rodiklį suprasti buliaus kortelėje. Feed-safe požymį dar galima vadinti pašaro sunaudojimo efektyvumo rodikliu. Šis rodiklis pradėtas skaičiuoti nuo 2012 metų mėsiniams galvijams, stebint jų pašaro suvartojimą ir priesvorį. Nuo 2014 metų rodiklis pradėtas skaičiuoti ir pieniniams galvijams. O jau nuo 2020 metų rodiklis buvo pradėtas skaičiuoti ir pieno produkcijai. Taigi, ką šis rodiklis reiškia gamyboje ir praktikoje? Kadangi remiuosi tyrimų medžiaga iš fermų esančių Amerikoje, kur šis rodiklis skaičiuojamas ir sekamas, pastebėta, kad turint dvi telyčių grupės, kur viena grupė yra efektyvaus pašaro sunaudojimo, o antra yra neefektyvaus pašaro sunaudojimo, grupiai, kur palikuonys yra efektyvūs, kasdien reikia paruošti 17% mažiau pašarų dalintuve, lyginant su neefektyviais gyvuliais ir pasiekiant tą patį priesvorį. Mažiau pašarų, mažiau žemės plotų pašarams. Antra atsakymo dalis, kaip suprasti feed-safe rodiklį buliaus kortelėje. Pats rodiklis parodo, kiek karvė lyginant su veislės vidurkiu suės mažiau arba daugiau pašaro svarais per laktaciją. Didesnės ir teigiamos reikšmės yra palankesnės. Matavimo vienetas yra sunaudotos sausosios medžiagos kiekis svarais. Pavyzdžiui, Holšteino buliaus dukterys, kurių feed-safe rodiklis yra plus 200 svarų per laktaciją, turėtų suvartoti vidutiniškai 200 svarų pašaro mažiau, atsižvelgiant į pieno gamybą ir kūno dydį. Kitas pavyzdys – Holšteino buliaus dukterys, kurių feed-safe rodiklis yra minus 300 per laktaciją, sunaudos vidutiniškai 300 svarų pašaro daugiau nei tikėtasi, atsižvelgiant į produkciją ir kūno dydį. Svarus verčiant kilogramais reiktų maždaug dalinti iš 2. Tai jeigu 200, tai reiškia 100 kg sausosios medžiagos, jeigu 300, tai maždaug 150 kg sausosios medžiagos per laktaciją. Taigi tiek apie rodiklį ir sekantį kartą renkantis bulius labai rekomenduoju atsižvelgti į jį.